Sveiki draugai, su jumis Photoshopo dievai. Šiandien atliks pamokėlę, kaip reikia iškirpti plaukus iš gan problematiškos nuotraukos. Tarp prasme, kad mergina su garbanotais plaukais ir norint foną pakeisti ar fono spalvą ir reikia jums iškirpti visus plaukus, tus garbanotus, kur yra gan sudėtinga. Tai visų pirma pasidarau sluoksnio kopiją. Parodysiu keletą būdų, kaip tai padaryti. Susikuriam per vidurį, čia va, išjungia šitą sluoksnį. Einame Edit Fill, pasirinkam, nesvarbu kokią spalvą. Einame į Hue and Saturation, Colorize, pasirinkė Clipping Mask ir galima nudažyti kokią nors spalvą, tarkim, mėlyną. Esmės labai didelės nekeičia. Va. Ir pasirinkam trintuką. Okay. Background Eraser Tool. Nepaprasta, bet background. Ir pasirinkam tokius nustatymus. Size 30 padariau ant nuotraukos mano. Šiuo atveju hardinė 100%, spacing 15%. Pasirinkau vidurinį eyedropper tą toolą. Pasirinkau Discontinuous šitą ir Tolerance 50%. Ir tiesiog paprastai paspaudėmės ant fono. Taip, paspaudžiam trintuką ir galim piešti. Tiesiog va taip, ir mums ištrina viskas. Viską trina, išskyrus labai tas tamsias, kur spalvų skirtumas didelis pagal Tolerance. Ir mums palieka. Tai va, vėl pasirinkam foną, vėl galim trint. Panašiai. Pirmiausia, reikia pradedant trint nuo fono, pradedant trint, va, taip va. Ir mums gražiai išsitrina. Nes jeigu pradėsim trint nuo plaukų, tai mums plaukus ištrins ir panašiai ir viską, ir mums netinka. Reikia pradėti, kad tas iksiukas būtų ant fono tuo metu, kai jūs trinate. Va, pasirinkam ant fono, čia išpaišom viską. Ir mums plaukus iškerpa. Taip, va. Va, čia iškerpamės plaukus. Ranka esmės labai didelės nekeis. Nes čia mes ne pagrindinę ranką kerpam, o plaukus. Ranką galima ir paprastai iškirpti. Ir toks va, būdas va, iškirpau tą ryškį, panelę. Šiek tiek galima pataisyti aštresnius kampus, eidami jis turi braštulą. Pačiop dešinį paspaudė, pats pirmas. Ir šiek tiek galima pataisyti šitos karštus, kur pašvelnint, kur iški netaip įsikirpo. Su paprastu teptuku galima šiek tiek, kur paliko, galima šiek tiek padailinti. Va, tam tikrus dalykus. Mums gražiau būtų iškirpta nuotrauka. Va. Ir va, mums čia va kaip originalas, čia kur iškirpta nuotrauka. Čia va originalas. Ir mums va taip išsikirpa. O čia šitą nukabinam. Ir šiek tiek mums kraštai netitinka. Tai galime eiti irgi į New Air. Spaudžiam dešinę. Ir Create Clipping Mask, kad pagal šitos iškirptos nuotraukos kontūrus viskas pieštųsi ant šitos sluoksnio, ant tos iškirptos kontūrus. Tai va, pavyzdžiui, aš išjungiu, tarkim, tą Clipping Maską, pasirinku, tarkim, kokią raudoną spalvą su teptuku ir išpaišom porą linijų. Va taip, op. Ir pakritinus Clipping Maską pasirenka kontūrus, va, būtent šitos nuotraukos. Bet mums, kadangi nereikės būtent tos raudonos spalvos, tai aš ištrinu ją. Ir pasirinkus dabar šiuo atveju Clone Stamp toolą, S raidę galima paspausti dar. Pasirinku
šitą plaukus čia kur nors ir galima užpaišyti paprastai tas spalvas, kur yra baltos ir nelabai tinkančios prie tų pačių plaukų, nes tas baltumas irgi nėra geriausias dalykas. Va. Čia irgi galima užpaišyti, kad švelnintų kraštus. Va. Čia galima užpaišyti. Ir mums gavosi šitokia nuotrauka iškirpta. Ir galime mes keisti pačią spalvą, uždėjus juodą, viskas ko puikiausiai matosi. Gal šiek tiek čia dar galima padailinti. Va, gausi taip iškirpti plaukai. Aišku, užsidėjus juodą foną, čia vis galima ką nors padailinti kraščiukus. Kuo geriau padarysi, to tobuliau atrodys, nes gan sunku tos garbanotos plaukus iškirpti ir atskirti nuo fono. Ypač jeigu fonas yra lygiai tokios pačios spalvos, vos ne kaip plaukai. Čia, ta prasme, čia beveik labai sunkus dalykas. Antras dalykas, kaip galima iškirpti plaukus. Tai tiesiog aš viską ištrinu iš karto, pasidarau kopiją iš karto sluoksniu ir einu į Channels. Čia paspaudžiu ir pasirenku labiausiai nuo fono besiskiriančią, ta prasme, kokią spalvą. Man labiausiai skiriasi tas kontrastas blue. Tai aš pasidarau jo kopiją, tempiu čia ir paspaudžiu Ctrl+L, daro man levels tą nustatymus ir tiesiog padarau taip pat nustatymus, kad kuo labiau skirtųsi tie plaukai nuo fono. Veidas čia nesvarbu šiuo atveju, svarbiausia atskirti tą vietą, kad nuo fono atskirti. Statymus galima tai padaryti. Kuo labiau mes, kuo tamsesnį padarysim, tai mums tie kraštai labai negražiai gali gautis. Mes kuo švelniau turim padaryti. Va. Šiuo atveju bus va taip. Spaudžiam OK. Tada paspaudžiame Ctrl ir ant šitos plokštelėlę su kopijos. Mums pasirenka visą baltą spalvą. Tai pasirenkam Add Layer Mask ir mums pasirinko visas baltas spalvas. Ir kadangi baltą spalvą čia mums paliko, tai mums ištrinė viską atvirkščiai. Tai mums šiuo atveju reikia eiti ant kaukės ir paspausti Ctrl+I. Taip būtų Image Adjustments ir Invert. Ir mums tiek taip paliko tą nuotrauką. Ir tiesiog, kad norėtumėm dar, kad veidas būtų, tai paspaudžiam Alt ir ant kaukės mūsų. Ir galima čia viską dar padailinti. Pasiėmus juodą brašą, galima užpaišyti foną, kurį mums paliko blogai. Va. Nes čia taip ir gausi. Ir paspaudžius baltą spalvą, mes viską užpaišom, kas viduje. Veidą, kad mums paliktų. Tai va, tarkim, ranka esmės nesudaro čia. Va. Ir gerai. Atjungiam atgal. Ir mums va taip iškirpo foną. Gerai. Ir galim pasižiūrėti, kaip atrodo viskas vėl užsidėdami tą patį, kitokią spalvą. Ir pasikeičiam spalvą į kokį nors kitas, tarkim, mėlyną. Ir pamatome, kaip mums iškirpo. Ta prasme, galima buvo daugiau baltos pasirinkti arba kitokios spalvos, čia taip pasirinku ir mums paliko labai baltus kraštus. Galima irgi su Burn Tool'u mums čia užpaišyti viską. Kraštus visus.
arba eiti irgi vėl tą patį manevrą daryti. Naujas sluoksnis susikurti. Galima paspaudus Alt ir ant tarpo va taip va čia nuleidžia žemyn mum ir pasirinkę Clone Stamp toolą tiesiog paspaudę Alt mygtuką čia ant kampo irgi vėl tą patį galim padaryti. Va, kad tą baltą spalvą atskirtų. Visi. Skiria baltą spalvą, kur nereikia, galima ištrinti mum. Čia gal mum per tamsi gausi čia ant kraštų. Čia kuo geresnė vieta surandat kopijavimui, tuo gražiau čia tie plaukai užsipaišo. Ir va, aišku, čia galime pasirinkti ir šiek tiek ištrinti arba pasirinkti šitą. Galima paišyti juodai. Soft brush pasirinka. Ir čia užpaišom tas nereikalingas vietas. Va. Ir va tokiu būdu mes irgi galima iškirpti tos plaukus. Čia nekeičia esmės. Ir va matome visą tą spalvų keitimą. O juodai užsidėjus viskas geriausiai matosi. Aišku, čia vis galima tobulinti pagal kraščiukus ten papaišyti, bet kuo ilgiau užtruksit, to geriau atrodys. Bet kuo geresnė kokybė bus, to jam irgi geriau išsikirps. Bet va, uždėjus šviesų foną ir gan atrodo tikrai labai gerai išsikirpo. Ir tokia pamokėlė. Nepamirškit paspausti like, subscribe, pakomentuoti, kokios sekančios pamokos norėsit, savo nuomonę ir gerą naudojimą. Iki!